Taigi mes dabar esame Karmelitų vienuolyne ant kalno, ant kurio Elijas meldėsi ir viešpats nužengė ugnimi ir sudegino auką, akmenis ir manoma, kad iš tos vietos pastatė šitas vienuolynas. Mūsų ten komanda yra. Ir čia pažvelkite apačioj, ten yra toks kauburėlis ir ten matos tokia žalia tarsi juosta, ten yra tas upelis, Kišono upelis, kur Elijas nuvedė tuos 450 Baalo pranašų ir juos ten papjovė. Ir čia pažiūrime truputį į dešinę, štai čia yra ta Megido tas slėnis, kur manoma, kad čia bus ta paskutinė kova, kurie aprašyta Apreiškimo knygoje.